Sveiki vaikai, džiaugiuosi, kad susitikome. Leiskite prisistatyti, esu Žiniukas ir padėsiu jums lengvai ir suprantamai keliauti per sveikatai palankaus maisto pažinimo pasaulį. Kiekvienas gyvas organizmas Žemėje privalo maitintis, kad išgyventų. Gyvūnai turi nedaug pasirinkimo ir ėda dažniausiai tik tai, ką jiems duoda gamta. O žmogus gali rinktis iš begalės produktų. Ir jis vis renkasi ir dar vis renkasi ir sunkiai išsirenka. Kas galėtų padėti išsirinkti? Gal mama ar tėtis? Vyresni namiškiai, kurie nuolat kartoja, kad reikia valgyti kuo įvairesnį sveikatai palankų maistą? O tau turbūt dažnai kyla klausimas, kodėl? Atsimink visam laikui, sveikatai palanki mityba tavo sveikatos pagrindas. Sveikatai palanki mityba remiasi mitybos principais ir taisyklėmis. Susipažink su mano geriausiais draugais – nuosaikumu, įvairumu ir subalansuotumu. Nuosaikumas man visada primena, kad visos maistinės medžiagos turi būti vartojamos saikingai. Nes jei jų vartojama per daug arba per mažai, jos gali pakenkti sveikatai. Įvairumas primena, kad nėra nei vieno maisto produkto, kuriame būtų visų maistinių medžiagų. Ir kasdien siūlo valgyti vis kitus maisto produktus. Subalansuotumas nuolat kalba apie tai, kad turi būti tinkamas santykis tarp baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų ir mineralinių medžiagų. Visi jie neišskiriami draugai. Dar tarp draugų yra sveikatinančios mitybos taisyklės. Tačiau su jomis tave supažindinsiu, kai susipažinsi su maisto pasirinkimo piramide. Ne tokia, tačiau jos forma labai panaši į šią. Maisto pasirinkimo piramidė, kaip gyvenamasis namas, suskirstyta į 3 aukštus. Pirmajame aukšte gyvena 2 augalinės kilmės maisto produktų grupės – daržovės, vaisiai, uogos ir grūdiniai produktai, kurių nepamiršk vartoti kasdien, kelis kartus per dieną. Daržovės, vaisius ir uogas valgyk kuo įvairesnių spalvų, nes kiekviena spalva turi tik jai būdingų gerųjų medžiagų. O taip dar ir daug smagiau. Atmink, pirmojo aukšto maisto produktų per dieną reikia suvalgyti daug, tačiau daržovių turi būti daugiausiai. Kasdien suvalgyk 3 porcijas daržovių ir 2 porcijas kuo įvairesnių vaisių. Geriausia, jei daržovės ir vaisiai švieži. Tačiau, kai nėra šviežių, tinka ir šaldyti, džiovinti ar rauginti. Tik nesirink konservuotų, jie nėra sveiki, dėl juose esančio pridėtinio cukraus. Dar šiame aukšte gyvena grūdiniai produktai. Juos taip pat rinkis kuo įvairesnius ir valgyk kelis kartus per dieną. Gali pasirinkti valgyti duoną, makaronus, kruopas ar jų produktus. Ypač vertingi grūdiniai gaminiai iš visagrūdžių produktų. Ankštiniai augalai – augalinių baltymų šaltinis. Ką labiausiai mėgsti? Žirnius, pupeles, pupas, o gal lęšius? Puiku, nes visi jie naudingi tavo organizmui. Antrajame maisto pasirinkimo piramidės aukšte išsidėsčiusios ir augalinės ir gyvulinės kilmės maisto produktų grupės. Pienas ir pieno produktai, mėsa ir mėsos produktai, žuvis ir jos produktai, kiaušiniai, augalinis aliejus, riešutai, kurių rekomenduojama vartoti kasdien ar rečiau, bet saikingai. Pieno produktai aprūpina organizmą baltymais ir kaulams reikalingais kalciu bei fosforu. Mat šie elementai yra pagrindinė kaulų ir dantų sudedamoji dalis. Jie taip pat labai svarbus maisto medžiagų pasisavinimui. Būsi sveikas, stiprus, jei valgysi kuo įvairesnių pieno produktų. Šiai grupiai priklauso ne tik pienas, bet ir jogurtas, grietinė, varškė, sūris, kefyras bei kiti rauginti pieno produktai. Jei nori paįvairinti šių produktų skonį, įsidėk mėgstamų vaisių ar uogų. Antrajame aukšte taip pat gyvena ir mėsa, žuvis, kiaušiniai. Visi jie kartu yra energijos, baltymų, geležies, cinko, vario, B grupės vitaminų šaltiniai, todėl jų taip pat reikia vartoti kasdien. Mėsa yra vienas iš naudingiausių maisto produktų. Joje yra beveik visų maisto medžiagų, kurių reikia tavo organizmui. Jei nenusileidžia ir žuvis, turinti daug naudingų maisto medžiagų. Jautienoje, paukštienoje, žuvyje yra daug vieno svarbiausių mikroelementų, kuris sustiprina tavo kraują – geležies.
Išvardinti produktai turi ir dar vieno tau tikrai girdėto mikroelemento – jodo, kuris svarbus protiniai veiklai gerinti. Taip pat sveikiems plaukams, odai ir nagams stiprinti, bei gerai nuotaikai palaikyti. Dar viena grupė maisto produktų esančių šiame aukšte yra riešutai. Jų visada nešiokis su savim ir valgyk kaip užkandį. Pakanka saujelės per dieną, kad gautum bene visų tau reikiamų vitaminų ir mikroelementų. Taip jie prisideda prie sveikatos stiprinimo ir padeda išvengti ligų. Trečiajame maisto pasirinkimo piramidės aukšte arba jos viršūnėje išsidėstę maisto produktai turintys daug riebalų, cukraus ar druskos. Saldainiai, pyragaičiai, cukrus, riebalai, druska ir panašūs produktai, kurių rekomenduojama vartoti labai retai ir mažai. Jau matau, kaip tau kaupiasi seilės, bet tai, kas atrodo skaniausia, kartu gali būti ir labai nesveika. Riebaluose skrudintuose produktuose, gamintuose saldumynuose būtinų maisto medžiagų beveik nėra. Todėl ir tau reikėtų valgyti tik labai mažus šių produktų kiekius ir kuo rečiau. Nors cukrus maistą padaro maloniai saldų, bet kartu cukrus suteikia ir per daug energijos, kurios nespėjus išnaudoti pradeda kauptis nepageidaujami riebalai, o taip pat ir kibti įvairiausios ligos bei gesti dantys. Jei nori viso to išvengti, cukraus per dieną gali suvalgyti ne daugiau nei 5 arbatinius šaukštelius. Kad geriau suprastum, kiek tai yra, duosiu palyginimą. Viename saldainyje gali būti apie 1,5 arbatinio šaukštelio cukraus. O kadangi jo yra ir kitur, nepastebėsi, kaip viršysi savo paros normą. Tam, kad netyčia nepadaugintum cukrų su kitais produktais, rinkis produktus pažymėtus rakto skylutės simboliu. Juose yra įdėta mažiau cukrų, taip pat druskos ir riebalų, lyginant su kitais tos pačios grupės maisto produktais. Kad mažiau norėtųsi cukraus, pakeisk saldainius mėgstamai šviežiais vaisiais ir uogomis. Tuomet tikrai turėsi ne tik pakankamai energijos, bet ir būsi daug sveikesnis. Kad būtum sveikas, reikia išgerti ir pakankamą kiekį vandens. O kiek stiklinių vandens per dieną išgeri tu? 1, 3, 5? O ar žinai, kiek stiklinių vandens tau reikėtų išgerti kasdien, kad būtum sveikas ir laimingas? Kasdien turi išgerti bent 4, o geriausia 5 stiklinės vandens. O gal kada susimastei, kas nutiktų, jeigu negertum vandens? Vanduo yra gyvybiškai būtinas ir ypač svarbus, kadangi sudaro didžiausią tavo kūno dalį – 70–80%. Ir kasdien kūnas jo labai daug išnaudoja kvėpuodamas, judėdamas ir prakaituodamas. Tad vandens kiekį kūne reikia nuolat papildyti. Ypač svarbu daug gerti karštą dieną ar po aktyvios mankštos. Apie tai, kad reikia atsigerti vandens, tau primins troškulys. Tačiau nepamiršk, kad tavo kūnas džiaugsis daug labiau, jei prasi atsigerti dar nepajutęs troškulio jausmo. Susipažinai su visa maisto pasirinkimo piramide. Dar noriu su tavim pasidalinti savo mintimis apie pusryčiams, pietums ir vakarieniai tinkamus patiekalus. Pusryčiams dažniausiai valgyk viso grūdo dalių košės ar mėgstamą sumuštinį. Beje, prie pusryčių taip pat patartina valgyti vaisius ir uogas. Tad pusryčių patiekalas gali būti labai įvairus ir įdomus. Pietums ir vakarieniai prie mėsos ar žuvies rinkis po pusę lėkštės šviežių daržovių ir salotų, bei kelis šaukštus košės. Jei per pusryčius rinkaisi šalia košės morką, tai per pietus šalia pagrindinio patiekalo garnyrui rinkis agurką, brokolį, o vakarieniai papriką ar pomidorą. Kad būtum sveikas, svarbu ne tik sveikai maitintis, gerti reikiamą kiekį vandens, bet ir kasdien aktyviai judėti. Ką turėtum daryti kasdien, tau padės sužinoti dar viena, tik šį kartą fizinio aktyvumo piramidė. Fiziniam aktyvumui yra priskiriamas aktyvus poilsis, mankšta, sportas, darbas, namų ruoša ir kita bet kokia judėjimo veikla. Fizinio aktyvumo piramidė sudaro 4 aukštai. Bendra taisyklė tinkanti kiekvienam, kasdien kuo daugiau vaikščioti pėsčiomis, kuo daugiau lipti laiptais ir aktyviai judėti namuose ar sode. Dabar išsirink mėgstamą veiklą. Važinėjimas riedučiais, dviračiu, paspirtuku ar riedlente? O gal tavo mėgstama sporto šaka yra futbolas, tinklinis, kvadratas ar krepšinis? Turiu puikių žinių, turėtum jomis užsiimti bent 5 dienas per savaitę po valandą laiko. Argi nešaunu, kad tai, ką labiausiai mėgsti ir yra tau sveikiausia?
2-3 dienas per savaitę skirk laiko atlikti jėgos, lankstumo, tempimo ar kitus pratimus. Ar matei, kaip ražosi katinas, šuo ar kitas pūkuotas gyvūnėlis? Jie nepradeda dienos be tempimo pratimų. Taip ir tu būsi toks lankstus ir grakštus, jei netinginiausi. Jei kasdien vaikščiosi ir mankštinsiesi, visada būsi linksmas ir energingas. Blogiausia, ką galime padaryti savo kūnui, yra nuolatinis sėdėjimas ir nejudėjimas, mėgaujantis nepalankiu sveikatai maistu. Jei vis dėlto daug laiko praleidi prie kompiuterio, televizoriaus ar telefono, stenkis tai daryti stovėdamas, žingsniuodamas, ar bent jau taisyklingai sėdėdamas, kad nepakenktum savo laikysenai. Ir nepamiršk daryti pertraukų, kaip kad mokykloje darome, po kiekvienos pamokos 10 minučių pertrauką. Taip galės pailsėti ne tik akys, bet ir kaklas, nugara. Tavo amžiuje ilgiau nei valandą praleisti žiūrint televizorių, naudojantis kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu, nepatariu. Priešingai, jei daugiau judėsi, tai turėsi ne tik gražią ir taisyklingą laikyseną, bet ir sveiką širdį, stiprius plaučius, mažiau sirgsi, bus lengviau susikaupti mokslams, užsiimdamas įdomia fizinė veikla susirasi daugiau bendraminčių bei draugų. O dabar kviečiu atsistoti ir smagiai kartu pasportuoti. Smagu, kad šias kelias minutės skyrei mokymusi apie sveikatai palankę mitybą ir fizinį aktyvumą. Nuo šiol skiriu tave tikrų žinovų ir įpareigoju visas žinias perduoti namiškiams. Dabar jau žinosi, ką kasdien turi valgyti, kokia judria veikla užsiimti, kad visada būtum stiprus, linksmas ir vikrus. Jei ką nors pamirši, visada prisimink ne Egipto, bet maisto ir fizinio aktyvumo piramides, kurios tau primins, kokiems maisto produktams turi skirti pirmenybę ir kiek per dieną reikia judėti. Būkite ir likite sveiki. Iki susitikimo kitose pamokose. Parengta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.